Visoms mūsų šaunaus draugų kolektyvo šioje mieloje dūšioje gyvenimo kelio svetainėse klyčioje mylimoms, žavingoms, tiesiog žydinčiom pilnavidurių žiedų dvasinių grožių moterim tariu su didžiuliu katinišku jausmu dvasinės meilės harmonija. Labas rytas, pakilusios šioje pirmadienio ryto aušroje, kuri mus pasitinka žiemišku vaizdu. Ir viena kita minusinė šaltuko laipsnių gaiva, o diena žada bent krašteliu parodyti saulutę šukuoseną, o po pietų net ir visų grožių pasirodančią taip įsijautą mylinčios širdies saulės veidelio šypseną. Priimkime tai kaip dangaus dovaną mums taip įsiilgusio pavasario, taip mielo ir gero mūsų sielom ir širdim, laukiamo gamtos atgimimo ir atsimainimo. Na štai, mielos mano draugės, svečiai jau išvažinėjo, atlikę savo pareigą, pasveikinę mane gimtadienio dovanėlėmis. Ir muzika nutilo, todėl atėjau padėkoti visiems ir visoms, kas mane pasveikino, pagerbė, parodė dėmesį, nuostabiais, širdingais ir jausmingais žodžiais, atviručių vaizdeliais, nedviprasmiškais, už ką esu begalinai dėkingas, nuoširdus, pilnas dvasinės meilės, mano mylinčioje jūs, mielos moteris, mano draugės širdyje, bijūniškas jums ačiū ir mano katiniškas ruduko miau, kurios pasveikinote mane gimtadienio diena, turėdamos atsitraukti nuo jums galimai svarbų darbų. Be to, nuoširdų ačiū tariu iš Šiaulių atvykstančiam į Kelmės centrinę ligoninę vakar, kovo 16 dieną šių metų, be abejo, budėjusiam ir mane operavusiems tą pačią gimtadienio dieną. Sukakties paminėjimo, pasveikinimo kabutėse ir sutapgi taip, kad ir mano gimimo diena ir kūno higienos atlikimo nuo nekrolizės operacijos diena vienu metu jedrenė fėnių. Tai tikrai bus įsimintina man visam likusiam gyvenimui. Tai įsimintinas atvejis, mistika ir ne kitaip. Tai nuoširdus ačiū tariamas ilgamečiui medicinos srityje dirbančiam gydytojui chirurgui Antanui Gegužiui, gana reta ir graži, pasitikėjimą bei viltį teikianti lietuviška pavardė, bei Antano Gegužio tą dieną pagelbėjusiai medicinos stažuotojai, gana šaunia ir mielo veiduko asistentei, atvykstančiai nuo Raseinių, Daliai Marcinkienei, irgi mistika, kai aš Martinkus. Ta sekmadienio dieną budėjusiai seseliai Selmai Kartenko, gana žavinga, trykštanti moteriškumu medikė. Ir
mane bei mano visą palydą, kurie dalyvavo pacientų pervežimo paslaugas teikiantis šaunus, paslaugus ir gana puikiai savo darbą išmanantis kelmiškis Laimonas Navardauskas su sūnumi, kurio 1000 mano atsiprašymų neįsiminiau jo gana reto gražaus vardo, lyg tai Nandas, nespėliosiu. Dėmesio norintiems pasinaudoti šių šaunių vyrukų, puikiai išmanančių savo darbą, maloniai ir paslaugiai bendraujančių, turintiems tam tikslui gana komfortišką mobilų automobilį, neturinčių nei išeiginių, nei šventinių dienų, bei bent kokiu paros metu už juokingai šiais subrangimo laikais atlygį, pristatys jūs sėdintiems ar gulintiems, sergantiems, su fizinė negalia žmonėms saugiai į bet kokią įstaigą ir atgal į namus, į jums reikiamą vietą į visoje Lietuvoje esančius regionus. Tai, atminkite, ne reklaminis infobukletas, o tiesiog draugiškas, nuoširdus pasiūlymas, ieškantiems tokios paslaugos, kokia ir aš pasinaudojau ir likau patenkintas, kaip liaudis sako, довольnas ir laimingas. Šiems vyrukams tariu ačiū ir jiems siunčiu respektą. Na ir mūsų Svitos palydą bei mane, be abejo, šios Svitos pasirodymo kaltininką, pasitikusi angelo aurą švytinti, geraširdė, jau garbingo amžiaus, bet nepalei esamą amžių, gana žavinga ir šauni, paslaugi, maloniai besišypsanti, iškalbi, gerą humorą suprantanti ir mėgstanti pati pajokauti, kas mane ypač nuteikė geroms emocijoms, slaugutė Salomėja Jagminienė, kurią apkabinu ir tariu ačiū jums, miela Salomėja, už man patirtą gerų emocijų puokštę. Duok Dieve jums dar ilgų gyvenimo metų ir džiuginti mūsų pacientų širdis savo sutikimu ir palydėjimu. Dėkoju šiek tiek mano šeimą pažįstančiai, ilgametiai Kelmės centrinės ligoninės, šiuo metu dirbančios chirurginėme skyriuje, medicinos srities darbuotojai iš didžiosios raidės seseliai, Genutei, galimai jos vardas yra Genovaitė, Adomavičienė, kuri kažkokiu tai atsitiktiniu būdu, sužinojusi mano atvykimo tikslą, net iš kito ligoninės korpuso, turėdama tuo metu kelias minutės laisvo laiko, atbėgo į priėmimo korpusą man palinkėti stiprybės, tvirtybės mano padėtyje. Gaila, kad aš tuo metu gulėjau ant operacinio stalo, ten įleisti. Žinoma, jos neįleido, tai šiuos visus gražius palinkėjimus jį pasakė mano prie operacinio kabineto laukianti žmona Vida. Ačiū jums, žavinga, šauni ir miela žemietė, kelmiškė, bei mūsų gyvenimo kelias tikrų šaunių draugų, svetainės draugė Genovaitė Adomavičienė. Apkabinu ir siunčiu jums oro bučinuką. Gaudykite, jis jau įskrido. Su pagarba, Valdemaras.
Na ir baigiant šį padėkos vardų viešinį maratoną, išskirtinio dėmesio tikriems draugams, spec darbuotojams ir tiesiog išsaugojus padorumą, žmoniškumą ir neeilinį ekspertą, šaunumą žmonėms. Skubu pas jūs, mano gerbiamas, brangia širdžiai mylimas draugų svetainės drauges, švelnus įdrėni fėni jūsų petuko apkabinimas, jūsų karštų, švelnių, rausvų ir aistringų lūpų papučiavimas mano bijūniško žiedlapių ir aromato lūpų bučinių susiliejimas su jūsų pavasario laukimo, kovinio mėnesio bučinių įsilgusioms lūpytėms, už jūsų neabejingumą ir dėmesį, bet kokiose sąlygose, bei dvasinio tyrumo, taurumo ir nuoširdumo, jausmų išraiškos meilę, tai galėčiau tęsti valandą kitą, bet gerbdamas jūsų laiką, aš paliksiu jums tik tai spėlionę, bet aš jų turiu tiek daug, kad po truputėlį kaskart visi sakysiu labritukuose, labvakariukuose, jūsų gimtadieniuose ir kitose proginiuose paminėjimuose. Mano mielosios, atsidėkodamas už gimtadienio pasveikinimus, tariu savo vardu, savo žmonos, tiksliau savo šeimos ir mano mylimukų, artimųjų, giminių vardu pačius nuoširdžiausius jums padėkos žodžius čia paminėtus, pakartotus šiuo ruduko įsikūnijimo video įrašų tom, kurios ko gero nelabai įsiskaitė turėdamos regos problemų, gal nesuspėjo perskaityti, nes FB visados darbiniuose puslapiuose, tiksliau bendravimui vis slenka ir slenka nuo kitų postų vis žemyn. Tad šitas garsinis įrašas, aš manau, labiau palies jūsų mylinčias ir mylimas širdis, mielos brangios mano draugės. Ir tenoriu pasakyti savo kolegos žodžiais, kuris vienoje dainoje apdainuoja šios iki širdies gelmių pasakymus. Kam mums dangus, jei turim šalia savus? Kam pinigai, jei atneša sėkmę draugai? Kam mums dvarai, jei šitaip gyvent gerai? Tarp seserų, brolių, tėvų, laukiančių artimų. O nuo savęs dar noriu pridurti. Ačiū tariu visiems, ką gerbiu, o ypač kuriuos aš myliu. Na kągi, su šitais žodžiais apkabinu visas, o ypač tas mano drauges, kurios padėjo man priminti mano tokį neeilinį, neįprastą gimtadienį su šitokiom moderato sąlygom ir netikėtum gyvenimo iššūkių. Palaiminimais, kaip kad man nutiko, noriu palinkėti jums mielo, gero, gaivaus ir jaukaus, pilno romantiško ir palaimos vakaro.
Jūsų nuoširdus, jums ištikimas, padėkęs visada su geru humoru, mielas jūsų draugas Valdemaras, pseudoniminiu vardu Bijūnas. Ate. Hello.